Aš nemėgstu apsipirkinėti ir nemėgau to visą savo gyvenimą. Iki kol mano sesė pradėjo manęs varyti, kad labai baisiai rengiuosi. Aš dabar supratau, ant kiek nežinau, ką darau ir ant kiek aš nemoku šopinti. Tai peržiūrėjau visą Pinterestą ir nusprendžiau eiti išsirinkti fitą. Ko aš ieškau iš viso fito? Ir man tiesiog reikia sijono. Jeigu man vėl viskas netiks, bus savidestrukcija. Jo, po to, kai perėjau per 5 parduotuvės ir niekas man ten netiko, aš prisiminiau, kodėl man šopintis nepatinka. Su šitu sijonu aš atrodau kaip vienuolė. Negerąja prasme, nėra gerų prasmių šitam. Ką tik buvau kažkokiai parduotuvėj, kurios pavadinimas yra parduotuvė. Radau vieną tokį rūbą, bet čia jau tu pasitikiu mados prasme tik tai savo sesę, nes nieko neslėpia. Šaika, aš pasiduodu. Gerai, jeigu čia nieko nerasiu, tai bus blogai. Aš čia literaliai radau daugiausia rūbų ir čia yra didžiausia eilė. Vadinasi, kad tikrai geri rūbai bus. Eilę prisėmiau belikiek rūbų, skauda ranką nešti rūbus. Jeigu čia nieko nėra. Viskas, ką užsidėjau dabar man yra per dideli. Negali būti, kad po 2 valandų ieškojimo aš pagaliau radau kažką. Štai kėliau ir į savo Instagramo storę, aš neįsivaizduoju, ar im šitą kepurę prideda kažką, ar aš jau iš viso grybą pjaunu su mada. Va kaip galima atsirinkti tikruosius savo draugus, aš įdėjau šitą ir draugai man pažymėjo, kad be kepurės. Neteisingas atsakymas, kad nusipirkau su kepurė. Turiu fituką, nusipirkau juodas pėdkelnes, tikiuosi nesuplėšysiu. Ir čia yra galutinis rezultatas, kai pirmas kartas, manau, tikrai neblogas. Tai gal pakabukas ne prie ko? Daugiau turinio Instagrame Knyguolis.